Sveiki, aš esu Ovidijus Ringys, Lietuvos, Baltijos ir Europos kultūrizmo čempionas. Daugkartinis Lietuvos absoliutus jaunimo čempionas, Baltijos šalių čempionas, taip pat Europos jaunimo čempionas. Tarptautinių turnyrų prizininkas ir finalistas. Jei reguliariai ir sąžiningai sportuosite, pratimus atliksite taisyklingai ir jūsų mityba bus subalansuota, aš jums pažadu, kad rezultatus išvysite labai greitai ir jie jūs tikrai nudžiugins. Iš savo patirties sakau, kad pastangos sportuojant visada atsiperka su kaupu. Todėl jau nuo šiandien pradėkite treniruotis su nauja programa, pradėkite laikytis naujo mitybos plano ir turėsite tobulas kūno formas. Šiandien pristatysiu vidutinio sunkumo treniruočių programą, skirtą vyrams, kurių tikslas yra numesti svorio. Ši programa skirta treniruotis 3 dienas per savaitę, treniruojant skirtingas raumenų grupės. Treniruočių programos trukmė neilgesnė nei 2 mėnesiai. Sportuojama kas 2 dieną, savaitgalį skirti poilsiui. Treniruotės trukmė yra ilgesnė nei pradedančiųjų. Pakartojimų skaičius nuo 15 iki 20 po 3-4 serijas. Pirmą dieną treniruojamas tricepsas, blauzda, 2 dieną pečiai, kojos, pilvo presas, 3 dieną dirbama su nugara, bicepsų ir pilvo presu. Treniruotės trukmė apie 75 minutės. Darbiniai svoriai turėtų būti pakankamai dideli, jums neturi būti per lengva. Treniruotės intensyvumas pakankamai nemažas, pertraukos tarp pakartojimų gana neilgos. Geriausiai kardio atlikti po treniruotės arba anksti ryte. Kardio treniruotė turėtų trukti bent 30 minučių. Po sporto 2 valandas negalima valgyti maisto su angliavandeniais. Reikėtų rinktis baltyminį maistą – žuvį, mėsą. Taip pat nepamirškite daržovių. Per dieną valgykite gana dažnai apie 5-6 kartus. Paskutinis valgis turėtų būti apie 2 valandas iki jūsų miego. Atsikėlus ryte išgerkite 2 stiklinės vandens, jei yra galimybė su citrina. Per dieną stenkitės išgerti 3-4 litrus gryno vandens. Atsiminkite, jeigu norite pasiekti geriausių rezultatų, alkoholis yra jūsų priešas numeris 1. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduoju įsigyti maisto papildų rinkinį skirtą būtent šiai sporto programai. Vartokite mineralus, baltyminius kokteilius, kompleksinės amino rūgštis, taip pat L-karnitiną. Tačiau nepamiršti, kad tai maisto papildai. Jie padės jums greičiau numesti svorį, papildai negali pakeisti jūsų mitybos. Ir nepamirškite dalintis savo pasiekimais mūsų tinklaraštyje vitaminsport.lt. Linkiu jums sėkmės. Visada galite kreiptis patarimų į mane, Ovidijų Ringį.